Antrą tu praleidot 7 dienas, kaip jaučiatės pagaliau išlipę iš automobilio namuose? Gerai, išlipdavom ir anksčiau. Jo, mes sustodavom pavalgyti, ne tokie visi. Šiandien pasiekėte patys pirmi, tai matėm... Pirmieji. Mes laimėjome. Važiavot labai greitai, kodėl nustojote taupyti? Dėl to, kad norėjom greičiau grįžti. Jo, ir mes nenorėjom būti 6, mes 7. Labai koja sunki buvo. Pagrindinis tikslas buvo greičiau pasiekti namus, tai su to ekologiniu važiavimu šiandien sunkiau buvo. Sunkiau. Smagu, čia buvo kai sapnas kažkoks, tie vaizdai. Tikrai labai buvo smagu, gražu. Ryščiaus pakartoti, tik tais gal kai šilčiau būtų. Manau, kad čia pamoka tai tikrai gera buvo šitas visas ekodraivas toks. Aš padariau išvadą, kad man teks kai kurios vairavimo įpročius keisti. O, mano mašina. Kaip gerai, kad nereiks jas ekonomiškai vairuoti. Gaila, viskas baigės. O čia susirinko didžiulė minė jūsų gerbėjų. Iš kur tiek palaikančių? Draugai, gerbėjai, patys nežinom, nesitikėjom tokio palaikymo. Žodžiu, visi susirinko ir padarė jums staigmeną. Taip. Ką veiksite šį vakarą? Turbūt vairuosim netaupydami. Padarėm viską, ką galėjom. Paskutinis etapas 4,1 litro 100 kilometrų. Tai tikim, kad turėjo pavykti. Viskas gerai, tik koja skauda. Viskas gerai, pavargę, laimingi ir džiaugiamės Vilniumi. Žinom, kaip čia važiuoti. Paskutinę dieną siekėt finišo. Ar nekirbėjo taip viduje noras imti ir paspaust greičiau? Albinas papasakos, kaip buvo šiandien. Spaudėm šiandien įsišėpę. Iki kiek? Iki 3,8 litro 100 kilometrų. O greitis čia koks buvo? 91. Labai gerai ir noriu atgal. Realiai, kaip ir maratonas tikrai nėra lengvas. Visas ekstremalumas susideda iš to, kad tiesiog poilsio yra trūkumas, kadangi mes stengiamės važiuoti labai lėtai, tai reiškia, kad važiuojame labai ilgai. Tiesiog automatiškai iš to susidaro tas ekstremalumas ir dėl kiekvieno lašelio irgi kenčiame visą laiką, kiekvieną skaičiuojame, tai taip sakant, veikti buvo visada ką. Kai pasibaigė, aišku, tas uždavinys, kai taip kaip ir realizuotas, tai vienaip ar kitaip be abejo yra palengvėjimas ir pagerėjimas. Grįžau! Koks jausmas pasiekus namus? Nerealus iš tikrųjų, žiauriai smagu. Kelionė buvo va. Jėga. Verta buvo viską patirti, išbandyti ir verta keliauti. Ar pakartotume tokią pat kelionę? Visada, kad tik kas kvies. Drąsiai. Ne, reikia išsimiego dabar. O tada toliau galima nusiprausti, pasikeisti drabužius ir į kitą. Sunku pasakyti, iš tikrųjų, adrenalinas dabar sukilęs, nes labai skubėjom ir labai norėjom nepavėluoti, bet iš tikrųjų labai džiaugiuosi, kad buvo tokia proga, kad buvo toks šansas išvažiuoti, nes
labai įdomu buvo pamatyti ir Nordkepą, pamatyti Norvegiją, Švediją, tuo pačiu sudalyvauti ir tokiam žaidime.